Ramybės malda. Dieve, suteik man ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties šį skirtumą suprasti. Šią maldą meldžiasi visos iš anoniminių alkoholikų tradicijos kilusios grupės ir nariai, ir žmonės, kurie nori sveikti iš priklausomybių. Ši malda yra apie tai, kaip teisingai pasiskirstyti, pasidalinti savo atsakomybę su Dievu ir akimirką stabtelėjimui, kad suprastume, o kasgi vyksta. Tai malda yra tik formulė. Tikriausiai atsimenat, mokykloje mokėmės visokiausių formulių. Pavyzdžiui, ten kažkokia Pitagoro teorema. A kvadratu plus B kvadratu lygu C kvadratu. Ir jeigu tu nežinai, kas tas A ir kas tas B ir kas tas C ir kas tas kvadratas, tai žinojimas tokios formulės ir mokėjimas jos pasakyti ar užrašyti nieko absoliutiškai neduoda. Jeigu nežinai, kur įrašyti kintamuosius. Tai šią dieną noriu labiau pakalbėti apie tuos kintamuosius, kuriuos reikia įrašyti į šitą maldą. Dieve, suteik man ramybę susitaikyti su tuo, ko aš negaliu pakeisti. Žmogus, kuris meldžiasi šią maldą, jis savo viduj trokšta suprasti, ko jisai negali pakeisti ir ką jisai gali pakeisti. Ir kad neįkvotų jėgų, keisdamas tuos dalykus, kažką ten darydamas, įtakodamas, keldamas konfliktus ar kaip tik pataikaudamas, kad pakeistų kažkas tai, kas ne nuo jo priklauso, ir kad visą tą dėmesį jisai sutelktų į save, į savo tą sritį, kur yra jo, kur jam priklauso. Tai ko negalima pakeisti? Mes negalime pakeisti kito žmogaus. Kitas žmogus yra toks pat laisvas kaip mes. Ir jam Dievas suteikia laisvę kaip ir mums. Beprotišką laisvę. Kiekvienas iš mūsų turi nuo iki. Nuo savęs sunaikinimo iki kitų naikinimo. Arba iki visiško pasiaukojimo tarnystei bendruomeniai, kitiems žmonėms. Mums duota didžiulė begalinė laisvė ir retas tik tai iš mūsų supranta tos laisvės kainą ir atsakomybę. Daug gyvenime laiko žmogus praleidžia tiesiog bandydamas pakeisti savo sutuoktinį, savo vaikus, savo tėvus, uošvius, pakeisti savo kažkokią tai darbovietę į sistemą, nors jo pareigybės apie tai nėra. Jisai bando pakeisti netgi savo kažkokius prigimtinius dalykus, koks jisai gimęs, kas jam yra duotybė, nes yra daugybė duotybių. Niekas mūsų neklausia, kada, kur mes norim gimti, kokios lyties, kokios odos spalvos. Niekas neklausia, kokio mes norime intelekto. Visa tai yra duotybė, yra daugybė duotybių. Ir su tom duotybėm taip pat reikia darbuotis, kad mes kažkaip gyventume bendruomenėje ir kiti su mumis galėtų gyventi. Neverta labai daug eikvoti jėgų, kad būtų pakeista, bet kad pirmiausiai aš galėčiau priimti, yra šitaip. Kitas žmogus yra toks. Ir aš pati esu tokia. Gal aš esu impulsyvi? Ir taip mano gyvenimo bus reikalas tvarkyti su savo impulsyvumu ir tikėtis, kad vieną dieną kažkaip stebuklingai aš nebebūsiu impulsyvi, tai yra naivu. Arba galbūt aš esu linkusi liūdėsi, depresiją ir negyvenimą ir kiekvieną kartą ištikus sunkumui nebenoriu gyventi. Ir tai bus. Ir tai yra mano gyvenimo dalis. Mano toks yra vidus. Ką aš galiu padaryti, tai tie jau antras prašymas, tie konkretūs žingsniai suteik. Drąsos keisti tai, ką galiu pakeisti. Tai priklausomi žmonės neretai atsisako iš viso atsakomybės. Jie sako, aš nieko negaliu pakeisti, galiu tik vartoti, kad nejausčiau visų tų dalykų, kurie vyksta. Ir pirmas dalykas, kurį prisimant atsakomybę už savo gyvenimą tenka priimti, tai priimti savo emocijas, jausmus. Ir dažnai mes vartojame dalykus
ne tik cheminius dalykus, bet, sakykime, ir socialinius tinklus, plepėjimą, maistą, visokius dalykus, nes nenorime išjausti savo jausmų, kokie jie yra, kas su mumis vyksta. Tai va čia yra atsakomybė. Aš turiu jausmus, jausmai yra reikalingi, visi jausmai yra geri, yra malonus ir nemalonus ir jie man šį bei tą sako. Kitas dalykas, suvokus, ko aš negaliu pakeisti, atsakomybė yra, kaip su tuo gyventi. Jeigu mano gyvenime sunkumą sudaro bendravimas su kitais žmonėmis, aš jų bijau. Arba priešingai, keliu konfliktus kiekvieną kartą, vos tik yra nors menkiausia galimybė. Mano atsakomybė yra suvokti, kodėl aš taip veikiu ir ką aš turiu daryti, kad to nedaryčiau. Nedaryčiau tokių veiksmų, kurie iš esmės trikdo ir mano, ir kitų žmonių gyvenimą. Ir nėra paprasta. Tai yra didžiulė atsakomybė. Arba, sakykime, yra situacija finansinės kažkokios problemos, yra darbo problemos, darbe sunkumai. Visur ši malda padeda stabtelti ir susivokti, ką aš galiu pakeisti ir ko pakeisti negaliu. Ir trečias dalykas – suteik išminties atskirti vieną nuo kito. Bendruomenėse, anoniminių alkoholikų arba giminingose, naujas žmogus atėjęs, trokštantis veikti, trokštantis išsilaisvinti iš tų dalykų, į kuriuos jisai kliuvęs, jisai ieško globėjo arba bendrakeleivio, su kuriuo keliauja 12 žingsnių ir iš pradžių neretai tenka pasitarti, paklausti bičiulio, o klausyk, man atrodo taip. Ir bičiulis jau daug metų taikė šią maldą, gyvenęs su ją, nuėjęs žingsnius 1, 2, 3 kartą pats ar lydėdamas kitus, sako, palauk, tu negali pakeisti kito žmogaus. Tu negali pakeisti praeities. Tu negali pakeisti savo giliausių polinkių. Tu turi šią dieną. Ir viskas, kas vyksta dabar, šią dieną. Ir šią dieną tu esi nusiteikęs vykdyti Dievo valią. Tad žinai, kad jeigu nestabtelsi iš ryto ir nesusidėliosi savo dienos, tave nuneš įpročiai. O kur tavo įpročiai nuneša, tu jau žinai. Bet jeigu iš tiesų ši malda vadinasi ramybės ir tu sieki, kad tavo gyvenime būtų ramybė, kad tavo gyvenime būtų tiesa, kad tavo gyvenime būtų daugiau meilės, kad tu būtum tas žmogus, kuris kitiem neši šviesą, kuris kitiem neši džiaugsmą, nebegali gyventi taip, kaip tave neša jau tavo įpročiai ir neretai žalingi įpročiai ir tau ir kitiem. Tad turi šią dieną. Tai tik šią dieną turi. Stabtelk iš ryto. Pasimeldi, ką galiu pakeisti. Būti atidi. Su šitu žmogu man sunkiai sekasi. Mane erzina jo būdas. Tai, kad erzina jo būdas, yra ne apie jį, o apie mane. Jis yra toks, koks yra. Aš turiu išmokti, kaip elgtis, kaip reaguoti, kaip priimti tą žmogų, kad paskui man nereiktų visą dieną pykti ant jo, dėl to, kad aš sutikau kažką tai daryti, ko iš tikrųjų daryti nenoriu, kas man neprimtina, arba pykti ant savęs, dėl to, kad savęs neatstovėjau, arba priešingai susibariau, sugadinau santykį. Tai va, ši diena pakeist galiu savo bendravimą. Lengviau situacijoje išbūsiu, jei prieš susitikdama su žmogum stabtelsiu, prisiminsiu sunkumus, kurie kyla su juo bendraujant. Lygiai taip pat su darbu, lygiai taip pat su vaikais.
Nei vienas nenori rėkti ant savo vaikų. Nei vienas nenori kelti konfliktų su savo pačiais artimiausiais žmonėmis. Ir tikrai mes galim kitaip gyventi, bet mums reikia stabtelti. Stabtelti ir nuspręsti, pamastyti, ką aš galiu su savo šiandieniniais resursais, gebėjimais, žiniomis padaryti, kad pasibaigus dienai aš sakyčiau, ačiū Viešpatie už nuostabią dieną. Buvo daug sunkumų, buvo daug iššūkių, bet žiūrėk, su tavo pagalba mano širdyje buvo išsaugota ramybė. Aš turiu daugiau už ką dėkoti, negu už ką atsiprašyti. Ir va šitas nusiteikimas, ką galiu pakeisti, jisai padeda susiruošti bendravimui ir sėkmingiau būti taip, kaip norisi būti. Kai kurie projektai yra labai ilgi, pavyzdžiui, jeigu žmogus, dėl ligos, dėl priklausomybės, dėl įvairiausių aplinkybių apsileido, pas jį visam name yra šiukšlynas, fizinė prasme šiukšlynas. Viduje yra šiukšlynas, ten visokia neviltis, nepasitikėjimas. Tai mes po vieną dieną, po vieną kampelį, po vieną žingsnelį galime tvarkyti tą šiukšlyną, nes Dievas mums žada pagalbą, Jisai mums žada išgelbėjimą. Aš nesu viena tame šiukšlyne. Ir šiandien aš galiu nuspręsti, koks bus tas žingsnelis. Šią ramybės maldą neretai meldžiasi tie žmonės, kuriem labai sunku išbūti su įvairiais savo jausmais. Ir kad su tais jausmais būtų lengviau išbūti, tiesiog tenka išmokti įvairių būdų, kaip nusiraminti. Pirmas žingsnis į tokį nusiraminimą yra pasirūpinimas savimi. Dievas negali už mane laiku pavalgyti tinkamai tinkamo maisto. Dievas negali už mane išsimiegoti. Dievas negali už mane laiku atsikelti, nusiprausti ir atlikti meditacijos. Visą tai turiu padaryti aš, kad būčiau pasirengusi dienai, dienos iššūkiam. Dievas negali už mane išeiti pasivaikščioti, negali nueiti į kineziterapiją. Aš galiu sakyti, Dieve, padaryk, kad mano nugara neskaudėtų. Ir Dievas man atsiųs telefono numerį, kuriuo aš paskambinus rasiu geras mankštas, kurias atlikus kelis šimtus kartų pajusiu tikrai pokytį savo kūne. Dievas atsiųs man tokius dalykus. Taigi, Dievo strategija yra nedaryti už žmogų tai, ką Jisai gali padaryti. Dievas ateina su savo pagalba toje vietoje, kai žmogus jau būna padaręs viską, ką gali savo jėgomis. Ir tada įvyksta stebuklai. Tačiau jei žmogus nepadaro visko, ką gali padaryti, nenueina į kitos vietos, kur laukia Dievo pagalba, tai jis jos ir nepasiekia. Ne tai, kad Dievas nepadeda. Aš, Faustulė, nepadariau savo dalies. Nepanaudojau visos savo drąsos, kad pakeiščiau tą, ką galiu pakeisti, kad Dievas keistų tai, ko aš nebegaliu pakeisti. Kitas svarbus dalykas, kad diena iš dienos iš tikrųjų gyvenimas pradeda keistis. Tai aš ypač sakau tiem žmonėm, kurie turi bet kokių priklausomybių, ar nuo socialinių tinklų, ar nuo maisto, ar nuo kažkokių tai savo destruktyvių impulsų, ar tiem patiem žmonėm, kurie turi cheminių priklausomybių. Gaila gyvenimo, kai jis eina tokioj apsvaigimo būsenoj. Iš tikrųjų. Ir tikras džiaugsmas širdį ir yra tai, kam gyvenimas skirtas - vykdyti Dievo valią. Kai aš darau tuos dalykus, kurie yra man skirti, kad ir krapus auginu, kad ir bažnyčioje patarnauju, ateinu į chorą pagiedoti, pakalbinu kaimynę.
Nesvarbu, kokius dalykus darau, ne nuo dydžio priklauso. Bet aš iš tikrųjų esu šioje akimirkoje, o nebėgu nuo kažkokių tai jausmų ar nebėgu į kažkokį tai pavartojimą, kad jausmų tų nebejausčiau. Va toks gyvenimas, jis yra įmanomas, iš lėto, žingsnis po žingsnio. Ypatingai padeda įvairios bendruomenės. Ir čia noriu paraginti tuos žmonės, kurie gyvena su priklausomais artimaisiais, irgi ieškoti savo pagalbos. Yra Al-Anonas. Žmonės, kurie užaugo artimoje aplinkoje turėdami priklausomą žmogų, gali kreiptis į suaugusių alkoholikų vaikų bendriją. Tai yra bendraminčiai žmonės, kurie gelbėjasi iš chaoso. Tai yra žmonės, kurie pasiryžta prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir gyventi jį gerai. Ir šiai dienai mes esam tokie laimingi Lietuvoje, nes turim labai daug grupių, į kurias galime kreiptis. Jeigu turim lėšų, galime kreiptis ir į terapeutus, psichologus, saviugdos grupės, individualiai ar į grupę. Mūsų gyvenimas gali būti gražus, kupinas ramybės ir džiaugsmo, jei apsisprendžiame. Ir Dievas tikrai mums nori tokio gyvenimo. Ir kai mes viską padarome, ką mes galime padaryti, ateina jo pagalba ir mūsų gyvenimas sužydi.